Labadiena, gerbiami Elektrėnų krašto skaitytojai. Čia Elektrėnų laikraštis Elektrėnų kronika. Su jumis Robertas Šarknickas. Šiuo metu esu Elektrėnų savivaldybėje, sėdžiu šalia mero Gedimino ir savivaldybės administratorius Jekaterinas. Labai ačiū už pagalbą, nes kadangi esi naujas žmogus, tai tikrai džiaugsiuosi už pagalbą talkinant informaciją. Visų pirma, aš noriu reflektuoti apie šitą miestą. Jau šiame mieste esu laikinai apsistojęs ne vieną mėnesį ir atvažiavus į šį miestą tikrai galiu pasakyti daug gražių žodžių, ypač apie paplūdimį, pakrantę, jos užimtumą. Matau, vasarą iš viso atgyja labai miestas, daug yra atvažiuoja ir iš Vilniaus žmonių, ir iš Kauno. Labai gerame kelyje gyvenate, ar taip? Tikrai taip, mūsų geografija yra dėkinga labai, tai yra, aš tai vadinu Dievo dovana. Tokia geografinė padėtis, jinai tikrai atneša miestui, atneša savivaldybei daug privalumų. Kalbant apie automagistralę, Vilnius, Kaunas, viduriai, Elektrėnai, taip šalia yra Kaišiadorys, tenka vis tiek būti įvairiose miesto erdvėse. Ne paslaptis, man tenka vis sustoti, nes pakalbina, reiškia, atpažįsta iš vienokių kitokių platformų. Ir sako, jūs kaip politikas galite Seime gal pasakyti, kad reikia Elektrėnų miestui autobusų stoties. Esu girdėjęs, kad buvo planas anoj pusė automagistralės. Kokie planai, vizija, ar yra dėl autobusų stoties, nes tą tenka išgirsti iš gyventojų? Jūsų įžvalga labai taikli. Iš tiesų, Elektrėnam jau ilgą laiką trūksta autobusų stoties ir tų planų būta pačių įvairiausių. Ir taip, vienas iš tų planų buvo, kad stotis atsirastų ir anapus autostrados, ir šiapus, ir tą stotį turėjo sujungti pėsčiųjų viadukas. Pas mus yra ir buvo bendradarbiavimo sutartis su tuometinė kelių direkcija, dabar jinai vadinasi Via Lietuva, ir kelių direkcija įsipareigojo iki 2016 metų įrengti viaduką. Mesgi savo ruožtų taip pat turėjome įsipareigojimų. Savo įsipareigojimus savivaldybė yra įvykdžiusi, tai yra nutiesusi komunikacijas į kitą autostrados pusę. Paviljoną verslas savo įsipareigojimą taip pat įvykdė, paviljoną pastatė ir atrodo, kad tik tai imtų ir veiktų tą autobusų stotis, bet be pėsčiųjų viaduko nepraranda prasmę. Ir jos kaip ir nereikia, todėl mes turime ir turėti ir turime atsarginių planų. Ir vienas naujausių projektų, kuris buvo pristatytas paskutinėme savivaldybės tarybos posėdėje vykusiame rugsėjo mėnesį, tai yra dabartinėje autobusų paviljonų vietoje įrengti, minimalistinę, galima sakyti, nedidelę, ne rūmus, ne gigantišką, tačiau poreikius gyventojų atitiksiančią autobusų stotį, kur galima bus šiltai laukti autobusų šaltuoju metų laiku, tenkinti savo poreikius, minimaliai maitinimo paslaugą, kad galėtų būti tiekiama, toks minimalizmas. Bet tuo pačiu norime, kad įsikomponuotų į miesto architektūrą ir kad būtų puošmena miesto. Kaip ir minėjau, tenka būti prie paplūdimio ir panašiai. Ir tekdavo išgirsti tokį klausimą apie suformuotus žemės sklypus, kurie ribojasi su paplūdimiu. Ar tikrai jie dar yra valstybės, ar jau parduoti? Čia turiu omenyje turbūt apie Draugystės gatvę. Taip, Elektrėnų marios yra mūsų perlas ir šiaurinėje pakrantėje yra suformuoti valstybiniai sklypai. Ir šiaurinė pakrantė su tais sklypais, kurie ribojasi, tai yra neparduoti, neišnuomoti, o tai yra sklypai, kuriuos valdo savivaldybė. Ir savivaldybė į tuos sklypus investuoja ir planuoja investuoti nemažas sumas. Tos sumos turėtų pasiekti savivaldybę iš Vilniaus regiono plėtros tarybos. Tai tikrai didelės sumos investicija bus ne tik į Elektrėnų marias, bet ir į Vievio.
ežero pakrantės, taip pat šiaurinę pakrantę ir būtent šioje vietoje turėtų atsirasti daug įdomių ir poilsiui, turistams ir vietos gyventojams, poilsiaujantiems toje vietoje patrauklių lauko statinių, mažosios architektūros objektų ir tikrai dar ir dabar jau gan populiarią vietą padarytų dar labiau populiaresnę, nes mūsų paplūdimius yra pamėgę svečiai iš Vilniaus, taip pat iš Kauno, tenka girdėti žemaičiuojant žmonės, kalbant anglų, norvegų ir kitomis kalbomis. Taip galima išmokti norvegų kalbą. Panašiai. Tai resume yra tas, kad tai yra valstybiniai sklypai ir neplanuojama jų nei išnuomoti, nei parduoti ar kitaip pervalizuoti. Tai žodžiu, gyventojai gali tikrai būti ramus, kaip girdime iš mero, idėjos tikrai puikiai skamba ir džiugu, kad vis naujos idėjos gimsta. Ir dar dėl 2 sklypų Geibonių gatvėje ant Marių kranto, dėl kurių vyko teismai, už vieną sklypą nebuvo sumokėta, ar savininkas yra atsiskaitęs už sklypus, kuo baigėsi tuose sklypuose iškirstų medžių problema, kaip savininkas atlygins valstybei ir dar reikėtų pakalbėti apie būsimus projektus, bet čia mes vėliau. Tai štai kokius klausimus aš gavau tokiam debiutui savo. Taip, tai ten buvo problema, kuri daėjo iki teismo ir teisme buvo keliamas klausimas, ar gerai yra padaryta, kad parduotas žemės sklypas ir tame sklype buvo nedidelė dalis, tačiau vis tiek tai yra valstybinis miškas ir nebuvo padarytas pažeidimas. Tai kadangi ne savivaldybė vykdė procesus, žemės sklypus pardavinėjo valstybė, valstybė ir administravo tą mokesčių surinkimą, tai čia turėtų labiau jums į šitą klausimą atsakyti NŽT, ar ten nėra skolų. Jums nežinoma apie tai. Man yra žinoma, kad tikrai yra kažkiek sumokėta, bet ar tai visa apimtim, negaliu šiuo metu atsakyti, reikėtų atskirai pasidomėti. Vienintelio aukciono metu buvo informacija, kadangi tai elektroniniai aukcionai vyko ir informacija iškart buvo ekrane, kad išsimokėtinai, tai reiškia jie 20 metų gali. Ir tai nereiškia, kad už vieną sumokėta ar už kitą sumokėta. Tai kada bus įvykdyta sutartis, mes būsim informuoti. Gaunant iš NŽT 50% sumos, mums rašoma tik tai už parduotų žemės sklypus, kokius mes nežinom. Tai ir mieste parduodami sklypai, tikrai jų yra daugiau, tai bet nei adresai, nei koordinatės. Kiek jau trunka šitas visas reikalas? Apie 3 metus. Kažkur. Ilgokai. Skatinimų yra kokių paskubinti. Ar čia teismų negali įstis, o aišku, be abejo. Ir teismo procesai yra, tas išmiškinimas vadinamas, ir to pačiu tas skatinimas, čia turbūt investitorius labiau. Jam investicija reikalinga ir grąža. Tai šitoje vietoje nei mes skatinam, nei skatinam. Tiesiog, bet seka tos įvykius, kaip tas procesas vyksta, kad žinotume, kaip planuoti strategiją visai priekį. Mes dalyvaujame tuose teismo procesuose, bet mūsų statusas yra ne atsakovai, o mes esame tretieji suinteresuoti asmenys. Mums neturi pretenzijų nei prokuratūra, nei kitos valstybinės institucijos, kadangi savivaldos veiksmuose nusižengimų nebuvo padaryti. Aišku, viskas. Ačiū už šį atsakymą. Dabar einu prie smulkaus ir vidutinio verslo. Tenka matyti, kad pakrantėje vienas kitas smulkus verslas, tokios kaip miniatiūrinės kavinukės ir panašiai, tikrai įsipaišo į bendrą panoramą šalia kranto, tikrai iš ties labai gražu, tarp architektūros. Noriu paklausti, kiek savivaldybė pati skatina būsimuosius smulkiuosius verslininkus, kiek prie jų prisideda, kokios dotacijos yra skiriamos, kurie nori pradėti verslą šiame mieste? Tai pas mus yra kelios programos, kaip jūs ir paminėjai, smulkaus ir vidutinio verslo programa, tai ties 80 000 yra sąlygos, kad verslininkai... Viso biudžetas 80 000 metams. Metams programos, tai biudžetas iki 1500 gali verslininkai gauti per 3 metus, tai jie gali planuoti savo, tai yra be abejo tam tikros pozicijos, tai ne mobilieji telefonai apmokami, o ten jau yra
tikrai daug įrangos reikalingos galima įsigyti, galima kvalifikaciją kelti, iš tiesų ten pozicijų daug, ten pas mus programa taip pat yra ir mokestinė lengvata. Tai atėjusiam verslui gali kreiptis, aišku, turi atitikti tam tikras sąlygas, be abejo, pirmoje eilėje būti registruotas mūsų teritorijoje. Ir taip, visos yra tvarkos skelbiamas viešai, prieinamos, jeigu reikia specialistų papildomą, tikrai kreipiasi žmonės ir taryba dažnai papolitikuojam, bet dažnai tikrai labai pozityviai priima verslą. Mes tikrai savivaldybė labai draugiškai. Taip, aš dar papildysiu gerbiamą direktorę. Vienas dalykas yra parama pinigais ir kitas dalykas yra parama veiksmais. Savivaldybės taryba gali pagal rinkliavų nuostatus, pagal rinkliavų įstatymą nustatyti tam tikras vietas savivaldybės teritorijoje, kur galima prekyba. Ir taryba yra ne vieną tokių vietų nustačiusi, stengiasi, kad tai būtų patrauklios verslo ir paslaugų gavėjams vietos. Ir tose vietose gali verslininkai, smulkūs verslininkai užsiimti prekybą, susimokėję rinkliavas savivaldybei, tai abipusė tokia nauda. Šiuo klausimu dėl smulkaus verslo pagalbos pradedantiesiems tarybai turbūt randat bendrą sprendimą, nėra prieštaraujančių. Įvairių diskusijų sulaukta, iš tiesų politika nelieka nuošaly, nagrinėja, kodėl. Tai būna, kad įmonės ir ne tik smulkios, bet ir vidutinės kreipiasi dėl nekilnojamo turto atleidimo nuo nekilnojamo turto mokesčio. Arba žemės mokesčio, ten 3 metų laikotarpį, ne 3. Taip, pas mūsų yra ir jeigu atitinka pilnai, be abejo, tą informaciją svarsto ir komisija prieš teikiant tarybai, tai tikrai neklai surenkam visas duomenis, visą informaciją, tai teikiam tarybai, tai dažniausiai tai teigiami sprendimai be abejo. Aišku, artėja jau, kaip sakyti, šios kadencijos jau galima pamatyti ir šviesą tame gale, metai 6 mėnesiai turbūt. Ir pagrindinį dalyką, kokį pavyko jums, merė, su komanda įgyvendyti, tai ką sakėte savo rinkiminėje programoje. Aš labai džiaugiuosi, kad sekasi neblogai įgyvendinti rinkiminius pažadus ir tuos didžiuosius mūsų projektus, apie ką buvo kalbama per rinkiminę kampaniją, juos pavyksta įgyvendinti ir tokius galėčiau vardyti kaip baseino renovacija, tai yra pati... Gerbiamas merė, stabdau dabar aš jums ir noriu paklausti, baseinas, kiek jau laiko vyksta jos renovacija ir kada jau tas didysis oficialus atidarimas? Taip, gerus metus jau vyksta, teoriškai ir pagal rangos sutartį yra numatyta, kad darbai turi būti padaryti iki kitų metų birželio, bet mes, žinoma, mūsų netenkina tokie terminai, mes neištversim ir mes tikrai dedam pastangas, kad kuo greičiau baseinas atvertų duris savo lankytojams. Šiais metais tai... Norėčiau dar biškai patikslinti, kokiu mes dar veiksmų, kad tai pagreitinti tą procesą. Buvo suprojektuota visa rekonstrukcija visų baseinų, bet dabar yra atskirtas pirmas etapas, tai būtent vonios. Ir mes jau jį dabar infostatybui, vyksta pridavimo klausimas, tai čia tiesiog komisijos darbas. Tai mes labai tikimės, kad tikrai mes įžengsim, lapkritį turėtume įžengti į baseiną. Kad šiais metais tai praktiškai bijau tik tai dienom suklysti, bet tai baseiną tikrai, nes yra antra dalis, antras sanatorinis numeris kito pastato, sporto salės, pirčių, tai irgi vykdoma rekonstrukcija. Neslėpčiau, girdžiu vieną ausim, užeidamas į ledo areną, ten užkasti, suvažiuoja ten tų kebabų, reiškia visokių labai skaniai, ten tas jaunasis verslininkas dirba ir girdžiu, o kas ten už lango baseinė pliuškenas ir vis maudosi jau. Turi būti bandymai, kitaip būti negali. Galimi bandymai, čia yra pasirašyti tiesiog susitarimai, bet ten be abejo nieko oficialaus nevyksta. Supratau. Kitaip neišbandysim. Vienareikšmiškai. Taip pat labai rimtas, jeigu tęsiam temą apie pažadus rinkiminius, tai kitas didelis objektas yra irgi labai ambicingas, tai yra kelias nuo Abromiškių iki Lapekalnio, kuris sujungs du miestus, Elektrėnų ir Vievį, ne tik tai važiuojamąją kelio dangą, bet ir dviračių takų. Todėl tai smagu, kad darbai jau vyksta.
Va, ir buvo Asfaltuojamas žvyrkelis. Tai yra klausimas, didelės čia didelės buvo pas investicijos. mane dėl dviračių takų. Tai čia labai puikiai naujiena. Net bus galima ateityje rengti ir sporto, gal su dviračiais. Iki 6 km tako atsiras papildomų. Tai jūs dar 5-8. Tai jūs tada galite pretenduoti į respublikinį sporto dviračių, ten berods, aš nežinau, kokiu ten reikalavimu yra pločio lygio. Elektrėnai pilnai sužėdinti. Pilnai sužeidinti. Dviračių takų. Bet jeigu kalbant apie dviračių plento varžybas dviratininkų, tai dviratininkai yra labai pamėgę Semeliškių trasas ir ten vyksta Lietuvos varžybos. Ir netgi bruka. Ir- Jiems įdomu. Tiesiog įdomu. Mhm. Ir tikrai būrys visą laiką auga. Labai gražu. Ir aš organizatorių paklausiau, kodėl jūs čia? Tai atsakymas trumpas ir aiškus. Čia gražu. Čia gražu. Grožis turi įtakos, pasirodo. Be abejo. Na ir čia iš Liaudės balso klausimas, kaip užtikrinate, kad sprendimai būtų priimami skaidriai ir traukiant gyventojus. Ir toks klausimas, kodėl nutrūko valanda su meru iš gyventojų nuotoliniu būdu susitikimų. Tai buvo naudojamos tokios priemonės kaip laivo transliacijos per Facebooką ir kurį laiką tai žmonėm patiko, bet mes įsigilinom, pasižiūrėjom su komunikatoriais, kad jau išsisėmė ta transliacija ir manėme, kad jau reikėtų baigti su ją. O bendravimas su gyventojais vyksta nuolat ir dabar mes gauname dar vieną platformą ir tai yra taip pat mūsų rinkiminis pažadas, tai yra programėlė ir išmaniems telefonams pritaikyta programėlė, kur žmonės galės vykti apklausos, kur žmonės galės ir jau teikia informaciją apie problematinės vietas, kuriuose reikia pasitvarkyti ir tai manome, kad bus gyva programa. Dar yra tokių gyvų pas mus organizuotų, mero inicijuotų, yra ir bendruomenių, pusryčiai su bendruomenėmis, ir su NVO, ir trečiadienį susitinkam su kultūros atstovais, tai bendruomenė yra savo atstovai, seniūnaičiai labai aktyvūs. Taip, Kultūros ryte. pusryčiai. Kultūros Aš pusryčiai. buvau kultūros komiteto pirmininko pavaduotojas Seime, tai labai man įdomu. Labai įdomu. Kelintą valandą. 8:30 kviečiam. 8:30. Pasižiūrėsiu darbotvarkę, jeigu aš laisvas. Tai tikrai būtų įdomu pamatyti, išgirsti, susipažinti. Betarpiškas bendravimas, išsakymas kažkokių gal rūpesčių. Įvairiai yra tikrai. Tai puiku, labai gera girdėti, kad arti viskas yra kartu. Ir klausimas yra, kaip tvarkote su atliekų rūšiavimu ir taršos mažinimu, mokesčiai už šiukšlių išvežimą, kaip čia vyksta šie darbai. Visai nesenai pradėjome gyvendinti maisto rūšiavimo programą ir pradžia buvo tikrai labai nebloga. Pagal išdalintų maišelių skaičių mes apskrityje lyderiavome. Būtent oranžinė maisto. Tikrai taip. Kodėl taip yra? Todėl, kad žmonės mūsų žino, ką reiškia rūšiuoti, supranta prasme rūšiavimo. Ir mūsų žmonės yra labai nukentėję dėl to, kad turime regioninį sąvartyną. Ir kvapai yra betarpiškai susiję su biodegraduojančiomis atliekomis, tai jos ir yra pagrindinis taršos šaltinis. Ir žmonės labai jautrus yra tiem ir jie be didesnio vargo ėmėsi rūšiavimo. Ir turbūt žinia jau tokia yra ir viešoje erdvėje be abejo, kad mūsų savivaldybės iniciatyva buvo pataisos įstatėme ir dabar buvo visą laiką taršos mokestis mokamas pilnai, sąvartynas mokėjo į valstybės biudžetą, dabar 30% gaus ir savivaldybė. Tai be abejo aplinkosauginės priemonės bus dar labiau matomus, nes elektrinė savo veiklą uždarė, tai anksčiau kažkada buvo tikrai tas fondas ir milijoninis, dar litais, dabar jis kuklesnis, bet tikrai daug vykdoma, prisidedam mes ir savivaldybės biudžeto ir prie asbesto išvežimo, prie pavojingų atliekų, tai irgi tas viskas vykdoma, be abejo.
Ir visuomenės rėmimo programa 20% irgi nuo šitų lėšų, tai tikimės labai sėkmingus. Šių kainos išvežimus per paskutinius 2-3 metus augimas jos panašiai išsilaikė pagal Augimas, be abejo augimas, tai sąnaudos auga ir varto mokestis buvo pakeltas, tai be abejo yra augimas. Bet bandom peržiūrėti dar, irgi ieškom įvairių, pas mus kodėl brangoka kaina yra, nes stambiagabaričių yra įtraukta į tarifą išvežimas. Dabar matau tą, ką daro Vilnius, tikrai išimta iš tarifo ir jeigu prie tam tikros vietos randamos šiukšlės stambiagabaritės nelaiku išneštos ar neužsakyta paslauga, tiesiog baudžiamas visas namas. Tai gal taip čia irgi svarstytinas variantas, kad žmonės tiesiog numato, kas krauna. Taip, reikia prisidėjimų, reikia visos bendruomenės. Bet yra miestų, kurie tiesiog kameras yra įsirengę, savivaldybė yra prisidėjusi ir fiksuoja. Ir šitas variantas irgi galimas. Vilnius ėjo paprastesnių kelių, tai būtų labai brangi paslauga visur jiems kameras įsidėti. Pas mus tai be abejo, tai manoma, svarstytinas klausimas. Žinau, kad Alytaus mieste tai yra ir gan neblogai pasiteisinai per sodo bendrijose. Dar vienas labai toks aktualus klausimas, kur čia pasėjo vienas žurnalistas ir ištraukė tuos garsiuosius čekiukus iš kiekvienos savivaldybės. Aišku, ne visos savivaldybės tame sudalyvavo, kad būtų kažkokie tie galimi korupciniai dalykai ir panašiai. Noriu paklausti, kaip jūsų savivaldybė sekėsi, nes gerbiamas merė, jūs buvote savo laiko administracijos direktoriumi, o jūs gerbima buvote finansų skyrius. Tiek, kiek tai yra susijęs su mumis, manimi kaip administracijos direktoriumi ir Jekaterina kaip finansų skyriaus vedėja, tai mūsų pačių tas čekiukų skandalas jisai neliečia, nes mes nebuvom ta kategorija žmonių, nebuvom tarybos nariai ir mums nereikėjo niekam pristatinėti jokių čekiukų, mes nesinaudojom šitą kompensaciją ir šitą galimybę. Kita vertus, mes dirbome pagal savo veiklos sritis ir turėjome skaičiuoti, apmokėti, daryti pavedimus, žiūrėti. Ir be abejo tas buvo daroma ir nebuvo taip, kad aklai visi pavedimai buvo atliekami, būdavo kritiškai gan žiūrima į finansinius dokumentus, kad nepraleisti buvo neįskaitomų tokių dokumentų, tai be abejo tie pavedimai nebuvo daromi aklai. Bet taip pat, sakykime, nebuvo iki galo sureguliuotas teisinis mechanizmas, dėl ko galima būtų atsisakyti visais atvejais apmokėti. Ten, pavyzdžiui, pateikia žmogus 2 kortelių dokumentus, 3 kortelių, kad ir 100, jokiam įstatyme nėra numatyta kortelių riba, skaičius. Ir tokio reglamentavimo, kad būtų pagrindas atsisakyti apmokėti, tuo metu nebuvo. Todėl mūsų savivaldybė nėra išimtis, kurioje nebuvo padaryta iš šios dienos perspektyvų vertinant klaidų, bet tie mastai, jie lyginant su kitomis savivaldybėmis, jie nėra ypatingai dideli ir tarybos nariai, kurie jautėsi padarę klaidų, jie pagal galimybės tas klaidas stengiasi ištaisyti. Tai yra gražinti į biudžetą pinigus. Kontroliuojama visą laiką situacija, labai griežtai reglamentuota, buvo tikrai yra savivaldybės tarybos reglamentas, kur aiškiai buvo ir nurodytos ir sumos, ir kam galima buvo naudoti. Tai tokių abejonių mums kaip finansistams tikrai buvo paprasta ir 4 akių principas be abejo buvo ir einamoji ir paskesnioji kontrolė buvo vykdoma, vėliau direktorius vizavo, tai natūralūs procesai, o kaip Gediminas ir minėjo, be abejo, tokio dalyko kaip kortelė mes negalėjom pareikalauti iš tarybos narių ir netikrinom tokių dalykų, bet pas mus buvo įvesta tokia tvarka, kad fiskalinis čekiukas turėjo su vardo pavardę būti teikiamas. Tai čia mūsų jau buvo tokia iniciatyva finansistų. Irgi neprašytas dalykas mūsų reglamente buvo, bet mes paprašėm, kad individualizuotų.
Tiesiog, nu tai jeigu ten 100 kortelių būtų ir su viena pavardė, nu biškai keistai atrodytų. Nu, bet... Nu, savo laiku kažkaip uždėti saugiklį. Taip, ir tikrai vizų ant šitų dokumentų yra daug, nes niekada dviejų akių principų mes išvis nedirbom. Tikrai visą laiką ir pačiuose finansuose buvo. Aš specialistas peržiūrėjau, vėliau aš kaip vedėja ir tik tuomet mes teikdavom direktorių vizavimą. Nu, žodžiu, gali būti elektrėniškiai ramus dėl šių asmenų, nes nebuvo tai... Gal kažkokios smulkmenos galėtų būti, bet tai... Dar vienas yra klausimas dėl buvusio Vievio seniūno. Jis buvo, mano žiniomis, atleistas dėl tam tikrų neskaidrių galimų dalykų turbūt. Ir koks dabar procesas yra teisminis, tas procesas dabar, kokiame proceso lygyje tai yra dėl jo? Byla nagrinėjama teisme, vyksta teisminis procesas, laukiame išvadų. Bet dėl neskaidrumo, man pačiai teko tą įsakymą pasirašinėti, atleisdinėjom, problema daugiau ne jame, bet atsakomybė kaip valstybės tarnautojo, kaip vadovo, kuris turėjo be abejo ir kontroliuoti visą situaciją, tai ir buvo priimtas sprendimas atleidimui. Dirbant šitą darbą, ar buvo kažkokių sunkumų šiame darbe tarp politikų, ar kažkokių kitokių buvo labirintų, kur tikrai reikėjo nemiegoti vieną kitą naktį? Gerbiamas vedėjau, tikrai darbas nėra lengvas. Ištisai susidurėme su vienokiais ar kitokiais sunkumais. Ėjau čia dirbti nesitikėdamas lengvos duonos, su sunkumais susidurėme ir dabar ir sprendžiame. Tai būdavo bemiegių naktų ir ne viena. Tačiau tenka paprakaituoti, padirbėti ir susitvarkyti su visais sunkumais. Kas stiprina tai? Kur yra tas saugiklis, kur nepasiduodat, įsidedat saugiklį, laikykis, Gediminai? Man pačiam asmeniškai pasitikėjimo ir geros savijautos smarkiai prideda sportas. Aš 16 pastarųjų metų lankau sporto klubą, džimą, kur įsilieju ir man tikrai jaučiu didžiulę naudą. Reiks man pagalvoti apie tai. Nuoširdžiai noriu padėkoti už šiltą atvirą pokalbį jums. Man tikrai buvo malonu debiutuoti čia jūsų gražiame kabinete su gražia panorama už nugaros. Ir tikrai tikiuosi, kad miestas ir toliau augs ir gražės. Ir spalio 10 dieną bus savivaldos diena. Leiskit jūs pasveikinti. Ačiū labai. Ką palinkėtumėte Elektrėnų savivaldybės gyventojams ir Elektrėnų laikraščiui Elektrėnų kronika? Mieloji Elektrėnų savivaldybės bendruomenė, noriu palinkėti jums kuo geriausios kloties. Ačiū Jums, kad Jūs esate būtent tai, dėl ko verta stengtis ir mes stengsimės, kad gyvenimas Elektrėnų savivaldybėje gerėtų ir gerėtų. Dėkuoju. Ir Elektrėnų kronikai. Ką dar palinkėtumėt skaitytojams, kurių yra? Klestėti ir kuo daugiau skaitytojų. Žingeidumo. Žinote, kaip puiku, kad skaičius pradėjo augti laikraščių. Tai reiškia, 25 metai nenuėjo per nieką. Tai sveikinu ir už nugaros sėdinčią redaktorę, kuris stebi mus šiuo metu, Julija. Tai dar kartelį ačiū ir sakau iki kitų naujų susitikimų ir linkiu sėkmės jūsų šiame nelengvame, bet prasmingame darbe. Ačiū. Tikrai. Ačiū. Ačiū Jums. Su Jumis buvo Robertas Šarknickas.